What good is it for you, Ezra, to gain the whole world, but to forfeit or lose your soul, your heart? Kas jums iš to, jeigu laimėsit visą pasaulį, bet prarasit savo širdį? See, a lot of times we think only about money with this verse. Labai dažnai šitoje eilutėje mes galvojame apie pinigus. How many of you worry about being accepted? Kiek iš jūsų pergyvenat, kad būtumėt priimti? How many of us worry about not looking a certain style or presenting ourselves a certain way? Kiek iš jūsų rūpinatės to, kaip jūs atrodo kitiems, kaip jūs... How many of us worry about not having enough friends? Kiek iš jūsų rūpinatės to, kad neturit pakankamai draugų? Listen to me, okay? Those had nothing to do with money. Paklausykit manęs, šitie dalykai jie visiškai nesusiję su And pinigais. you could spend so much of your time right now at your age on that and forfeit your heart. Ir savo amžiai dabar būdami jūs galėtumėt praleisti labai daug laiko ant šitų dalykų ir tiesiog prarasti savo širdį. The Proverbs tell us to guard our hearts because it's the wellspring of our life. Patarlių knyga sako mums saugoti savo širdis, nes tai yra gyvybės šaltinis. But how quick are we just to give our heart away? Bet kokie greiti mes esame jie tiesiog atiduoti savo širdį. Because we all want to be loved. Nes visi norim būti mylimi, We all want to be accepted. visi norim būti priimti, We all want to be cared for. visi norim, kad mumis rūpintųsi. And so we just give our heart away. Ir mes tiesiog atiduodam savo širdis. And Jesus says, what good is it to gain everything in the world, acceptance? Ir Jėzus sako, ką gero jums atneša tai, jeigu gautumėt viską pasaulyje, pavyzdžiui, pripažinimą, Popularity, populiarumą, prestige, prestižą, at the cost of losing your heart. bet prarastumėt savo širdį. I'm not David, I know this. Aš žinau, kad aš nesu Dovydas. But more than ever in my life, I want God to look at my heart and say, Garrett, you're going the right way. You're seeking me. I'm pleased that you know me. Bet dabar labiau negu bet kada gyvenime aš noriu, kad Dievas žiūrėtų į mano širdį ir Jisai sakytų, kad aš jo ieškau ir kad tai jam teikia malonumą. Because so much of my life, when I was your guys' age, I was not seeking God. Bet didelę dalį savo gyvenimo, kai buvau ypač jūsų amžiaus, aš And neieškojau I did Dievo. the foolish things. Ir aš dariau kvailiausius dalykus, Because I wanted popularity. nes norėjau populiarumo, I wanted to be seen as a cool guy. norėjau, kad mane matytų kaip kietą vaikiną. God loves you so much. Dievas myli jūs labai. You know, in Ezekiel 36, he says to his people, Ezekielio 36 skyriui Jisai sako savo žmonėms, I will take away your heart of stone and give you a heart of flesh that beats after me. aš išimsiu tavo akmens širdį ir duosiu tau širdį, kuri plaka pagal mane. I want your heart to beat after God. Aš noriu, kad jūsų širdis plaktų pagal Dievą. I want my heart to beat after God. Aš noriu, kad mano širdis plaktų pagal Dievą. And you know what's great? Ir kas yra nuostabu, He offers that. He gives that opportunity for us to come to him and say, this is what I have for you. Jisai duoda mums tą galimybę ateiti pas jį ir sakyti, štai aš tau turiu šitą, duodu šitą. And you know what is really great? Aš žinau, kas yra labai puiku, It's your choice. It's your kad tai choice. yra jūsų It's your sprendimas. choice. It's your choice. It's your choice. It's your choice. That's what is so great. Tai yra nuostabu, You get to choose that. kad jūs turit galimybę pasirinkti tai. Now, David didn't do everything right as a king. Dovydas ne viską padarė teisingai, būdamas karaliumi. But I gotta say this about David. Bet turiu pasakyti ir šitą apie jį. He lived a pretty flippin' cool life. Jisai gyveno labai The kietą dude, gyvenimą. that guy got led by God and he had amazing experiences. Tas vyras, vedamas Dievo, turėjo nuostabių patyrimų. I will not lie. The guy in me wants to have those kind of experiences. Ir aš nemeluosiu,
vyras manyje nori patirti tokius išgyvenimus taip pat. Because I want to seek my heart towards the Lord. Nes aš noriu ieškoti savo širdimi Dievo. Understand, God doesn't care about your appearance. Supraskite tai, kad Dievui nerūpi jūsų išvaizda, He cares about your heart. jam rūpi jūsų širdis. He wants your heart. Jisai nori jūsų širdies. He wants you to seek Him in your heart. Jisai nori, kad jūs ieškotumėt jo savo širdim. And He wants to transform your heart. Ir jis nori pakeisti jūsų širdis. God, I love you. Viešpatie, aš myliu And I tave. thank you, Jesus, for dying on the cross for us. Ir Jėzau, aš dėkoju tau, kad I tu mirėjai thank you kryžiaus už mus. for forgiving us. Dėkoju, kad atleidai mums. And I thank you, Lord, for examples like David. Ir dėkoju už pavyzdžius kaip Dovydas. He was not perfect. He was not you, God. Jisai nebuvo tobulas, jisai nebuvo tu, Dieve. But the Bible says he was a man after your heart. Bet Biblija sako, kad jis buvo vyras pagal tavo širdį. He messed up, but he understood your heart. Jisai susimovė, bet jisai suprato tavo širdį. God, may we become young people who know and understand and desire to follow your heart. Viešpatie, padėk mums tapti žmonėm, kurie žino, pažįsta ir supranta tavo širdį. Ir trokšta patirti ją. So may we open our heart to you. Padėk mums atverti savo širdis tau May we guard our heart against the world. ir saugoti savo širdis prieš pasaulį. And may our heart become a heart that beats after you. Ir kad mūsų širdis taptų širdimi, kuri plaka dėl tavęs. May we meditate and find comfort in your word, Lord. Ir padėk mums medituoti ir rasti paguodą tavo žodyje, We viešpatie. ask all this in the most wonderful and amazing and joyful and gracious name. Viso šitą prašau tavo nuostabiausių, džiaugsmingiausių ir maloningiausių vardų. And all of God's people said. Ir visi Dievo žmonės pasako. Okay, let's go ahead and let's